Taip, Pauliau, kadangi tu manęs klausi kaip draugą, tai aš tau trumpai ir atsakysiu. Buvo 2 karstos pupytės, kurios labai gražiai dainavo. Buvo labai linksmi aktoriai, liūdni slėpinai, buvo kaip visada tokius nenuspėjamas ir stebuklas grįžantis Andrius Kaniava. Ir žinoma, buvo labai subtilių humoro, pradės vakarą Vytautas Landsbergis. Vytautas Landsbergis visiems papasakoja slaptą istoriją apie lemputę, kurios jūs nesužinojote, nes neatvykote į geriausią renginį šią savaitę, o galbūt šį mėnesį, o galbūt per visus metus, nes šiandien pasibaigė bardakas. Bet renginys bus kitais metais, mes jūsų tenais laukiame ir tenais nebus našlaičių. Pasha